Noriu užduoti klausimus prieš operaciją. Kokia bus narkozė? Jeigu man operuos kelią, ar mane pilnai migdys, ar ne, ar dalinai? Kelio sąnario operacijose, dažniausiai tai vadinasi artroskopinės operacijos šiuo metu atliekamos. Mažesnės apimties operacijai tai užtenka intraveninės narkozės, aiškiai jūs tiesiog pamigdo. Jeigu vadinkim kryžminių raiščių operacijos arba didesnė rekonstrukcija reikalinga, tada taikoma dviguba neutra, reiškia vietinė tai arba regioninė, tai reiškia skausmina visą koją, kad neustume skausmą ir tuo pačiu pamigdo. Bet dažniausiai narkozės klausimus reiktų klausti anesteziologo ir tartis su juo, kokios jūs norėtumėt, nenorėtumėt, tiktų, netiktų. Bet jeigu man planuojama, pavyzdžiui, nesudėtinga kelio operacija, bet aš labai bijau operacijų, šiaip daktarų ligoninių ir norėčiau pilnos narkozės operacijos metu, kad jinai ir nesudėtinga. Ar galiu aš to prašyti, ar ne? Yra nusprendžiama, kad bus vietinė, nes nesudėtingai ir viskas. Ne, tai aišku, tai yra ta pilna narkozė, tai jūs turbūt turite omeny, kai jūs pilnai užmigdo ir tubuoja. Tai, taip. Jo, bet yra, jeigu jūs norit girdėti, galbūt jums užtenka intraveninės, kad jūs užmigdytų ir tiesiog vietiškai nuskausmint. Nes iš esmės narkozė būna skirta dviem dalykam. Vienas, kad nuskausmint, neskaudėtų jums, kad būtų maloniai galima operuoti. Antras dalykas, kad jūs būtumėt rami, kad ir būtų galima reguliuoti jūsų kraujo spaudimą, jūs nebijotumėt ir miegotumėt. Tai arba daromas miksas, reiškia didelės apimties operacija, kad jums ir neskaudėtų ir miegotumėt, mažesnės apimties operacijai užtenka, kad jūs tiesiog tik miegotumėt, o nuskausminimas gali būti tiesiog vaistais. Jūs sprendžiat, kokia bus narkozė, ar aš sprendžiu, kokia bus narkozė? Kokia bus narkozė sprendžia anesteziologas ir jūs turit su juo kalbėtis, kokia bus narkozė. Kokios jūs norit ir antras dalykas yra, kokia yra galima. Visi dažniausiai prieš operaciją bijo tos dalinos narkozės, kad man nujautrins tik tai kelią arba man nujautrins tik tai petį ir alkūnę ir aš viską jausiu judesius, tuos vis tiek jausiu, kad kažką ten daro. Tai klausimas, kai man operuoja petį ar alkūnę, kokia yra narkozė? Kai aš operuoju petį, aš visą laiką pacientą pasodinu ir man yra labai svarbus paciento kraujo spaudimas. Nes operacijos metu dirbama su tam tikra technika, kurioje yra kamera ir manipuliatorius arba instrumentas ir operacija vyksta vandenyje. Tai jeigu jūsų spaudimas viršija 90 metrų, man gali kraujuoti į operacinį lauką ir tada man reikės stabdyti kraujavimą mechaniškai operacijos metu. Jeigu spaudimas yra mažiau 90, tuomet aš matau skaidrų vaizdą ir galiu greičiau ir kokybiškiau atlikti operaciją. Tai tas iš to seka, kad jeigu jūs turi migdyti, jūs tai reiškia, tai turi pilna narkozė būti, intubuoti, reiškia tas, kad jūs nieko nejaustumėt ir būtų galima reguliuoti kraujo spaudimą anesteziologui, bei prie peties operacijos yra taikoma regioninė neutra, dažniausiai tam, kad po operacijos neskaudėtų. Nes regioninė neutra veikia apie 8 valandas ir, reiškia, po operacijos jūs grįžus į palatą jausite, ilgiau būsite rami ir mažiau bus to diskomforto, negu, tarkim, tik tai intubacinės neutros metu.